Sveiki, kadangi teko girdėti tokių pasisakymų, kad pasakysiu tiesiai šviesiai, užknisa tas slaptažodžių suvedinėjimas kiekvieną kartą paleidus 8 Windows'e arba restartinus kompiuterį. Tai norėčiau parodyti, kaip taip būtų galima padaryti, kad įsidiegti be slaptažodžio, nes iš tikrųjų sulaukiau tokių klausimų. Taigi, kaip matome ekrane, kad bus diegiamas Windows 8, padarysime tik tais pradžią, po to tikriausiai mes truputį prasuksime, kad laiko negaišti. Kur dabargi tu čia nuvažiavau, aš jau pats kažkur nugrybavau. Aha, Lietuva, toliau įvestis, kur, USA, ok. Bet iš pat pradžių iš karto norėčiau atsiprašyti, dar galbūt bus kažkokie tai garso trikdžiai ar vaizdo trikdžiai. Tačiau aš tikrai pasistengsiu parodyti ir papasakoti, kiek tai yra įmanoma. Taip kad važiuojam toliau. Įsidiegiame. Pasileidžia mūsų diegimo vedlys. Na, ko tu čia dabar? Štai sutikimo sąlygos, aišku, gal kam yra aktualu ar įdomu, galima, jeigu nesvetima, galima ir paskaityti, aišku, mes su sąlygomis sutinkame ir važiuojame toliau. Darysime švarų pilną diegimą, pabandysime sukurti bent porą diskų. Taip, tikriausiai aš čia padarysiu kokių 30 tūkstančių ir prisitaikysim. Ok. Taip, turime rezervuotą vietą, turime diską C ir dar sukursime diską D. Tas, kas liko, prisitaikome ir turime. Taigi, iš ankstesnių video, kiek pamenate, kad diegti faktiškai reikėtų, nori teisingai, diską patricija, antrą patricija, tai būtų diskas C, na ir važiuojame. Tad, kad negaišti laiko, čia ta visa diegimo sistemos ceremonija, ar ne, kaip matome, prasidėjo, tiksliau failų kopijavimas vyko, dabar vyksta failų išskleidimas, taip kad kol kas mes pabandysime prasukti šitą visą dalyką ir po to vėl sugrįšime į filmuką. Taip kad kol kas pauzė. Na kągi, tai praėjo visa sistemos diegimo ceremonija ir po kompiuterio restartavimo, pasileidimo iš naujo, mes išvystame šį tokį langą personalizacijos. Šiame lange, ką mes turėtume įsirašyti savo kompiuterio vardą, ką ir padarysiu dabar. Gal to tikriausiai man ir užteks. Be to, šitame lange mes galime pasirinkti foną, ekrano foną, kam koksai patinka. Tokį daleiskime, galbūt tokį. Bet aš labiau mėgstu standartinį ekrano foną. Ir tada, kada surašytas jau kompiuterio vardas, mes tada važiuojame toliau. Spaudžiame knopketę toliau.
Išvystame štai tokį langą. Dabar yra tikrai labai svarbus momentas, į ką noriu ir atkreipti dėmesį, dėl ko ir šitą video. Nors dar be to norėčiau atsiprašyti gal už kažkokius tai garso trikdžius ar vaizdo trikdžius, nes ganėtinai daug naudoja resursų kompiuteris mano, nes dabar diegiu virtualiai mašiną. Bet iš tikrųjų pabandysiu paaiškinti, papasakoti ir parodyti, kaip tas turėtų būti. Kadangi mums dabar reikia susirinkti važiuojam toliau. Bet neskubėkime. Dabar norėsiu aš papasakoti biškutį. Dabar jeigu mes rašysime čionais, pildysime viską, ar ne? Suvedinėsime paštą savo, daleisime slaptažodį, kursime tą paskyrą Microsoft. Tada kiekvieną kartą kompiuteris klausinės mūsų slaptažodžio pasileidžiant arba restartavus kompiuterį. Tai, kad to nevyktų, dabar norėčiau atkreipti dėmesį. Grįžtu per rodiklėlę atgal. Tada reikėtų atjungti internetą. Diegiant į kompiuterį sistemą, nėra kito būdo, kaip atjungti interneto laidą nuo kompiuterio. Atjungti interneto laidą nuo pačio kompiuterio. Aš pabandysiu atjungti kitaip šiek tiek. Taip ir jungiame internetą. Vat apačioje ženkliukas yra. Matosi, kad interneto jungties dabar nėra. Šiuo atveju interneto jungties nėra. Nu ir be to čia ta raudonas man iškilio langas galiniam fone, kad tai yra interneto klaida. Akivaizdu, ar ne? Ir vėlgi spaudžiame tą pačią knopkytę. Kada jau atjungtas internetas. Jisai vėl ieško sistema, kur prisijungti. Gal kiek ilgokai ieškos, aišku, reikėtų truputį kantrybės. Nes dabar ieško internetinės jungties, kur galėtų prisijungti, kad sukurti paskyrą. Truputį galvoja ilgokai, nes tai, kaip minėjau, yra diegiama į virtualią mašiną. Vat grinai, kad parodyti grinai tik patį procesą, kaip galima būtų išvengti to slaptažodžio klausinėjimo. Truputį kantrybės reikia. Reikia truputį kantrybės. Ginkluojamės. Kantrybė. Greičiau galvok, nes na štai. Kadangi jisai nerado internetinės jungties dabar, ar ne, susikurti Microsoft'o paskyrą, kaip matom, ar ne, čia rašo, ar ne, siūlina jisai bandyti dar kartą, try again. Tačiau mes to nedarysime. Mes kursime lokalią paskyrą, local account, yra sekanti knopkytė. Ir spaudžiame tą sekančią knopkytę kurti lokalią paskyrą, vietinę paskyrą, tiksliau būtų. Spaudžiame. Ir kaip matome, iš karto iškyla langas, kuriame mes užduodame savo paskyros vardą.
Be jokių pašto suvedinėjimų, be jokių slaptažodžių, patvirtinimų ir visokios kitos velniavos. Taigi, aš rašysiu tikriausiai pagal save. Tai būtų džin. Nu ir toliau, kaip minėjau, vėlgi tų slaptažodžių. Nežinau, čia kaip kam. Aš jų nesuvedinėjau. Tas slaptažodžių, kad jeigu kompiuteris namuose, mes kažkur tai jo nebepalikinėjame, kam jisai reikalingas, vėlgi tas slaptažodis. Ir vėlgi važiuojame toliau. Bet prieš tai reikėtų įjungti internetą, norint važiuoti toliau. Prieš paspaudžiant knopkytę Finish, vėlgi reikėtų įsijungti internetą. Ką aš dabar ir padarysiu. Diegiant į kompiuterį, aišku, reikėtų šiuo metu prijungti interneto laidą prie kompiuterio. Aš prisijungiu dabar. Viskas. Pas mane internetas prijungtas, interneto ženkliukas čia matom, viskas yra ir vėlgi čia viskas, pas mane vėlgi veikia šitas gadžetas. Tada, kada prijungiame internetą prie kompiuterio, laido interneto prijungia prie kompiuterio, tada spaudžiame Finish. Ir viskas. Dabar mums belieka sulaukti, kada mes pamatysime savo langą. Matome pasisveikinimą, kaip ir pirminį. Kas yra bandęs diegti jau 8 Windows'e, nu tai žino, kad reikia sulaukti, kol praeisite keletas spalvotų langų. Mes matome, kad rašo, kad yra diegiamas tam tikros programėlės, ar ne. Vat, taip, kad reikia sulaukti dabar, kol pasirodys mūsų ekranas. Na kągi, bandysime pažiūrėti, kas čia pas mus gaunasi. Tuoj kažkas turi pasirodyti. Suprantu, kad reikia kantrybės, nu, bet jeigu reikia, tai reikia, nu ką dabar padarysi. Nu. Sunku, kaip tu čia man važiuoji. Nu, vat matome. Kraunasi sistema be jokio slaptažodžio, iš karto eina paskyra, džin ir viskas. Nereikia suvedinėti jokių slaptažodžių, nereikia jokio kaukšinimo lyg nuo klaviatūros, kažko tai rašymo ar dar kažkokios tai velniavos. Manau, patogu. Nu, žiūrėsime. Ką tu čia po to restartinimuose duosi? Nu vat, ir išvydome mes savo darbastalį. Dar kažką biškį galvoja. Ką, nu dabar aišku, kada mes įsidegėme sistemą, viską susitvarkime, pasidarėme, nu galbūt greitai porą kliko čia pabandysiu kažką tai bent pabandysiu padaryti parodyti. Nors čia aišku viskas yra įmanoma. Taip, keletą ikonų man čia trūkstant darbastalio, daleiskim kompiuterio, valdymo skydo galbūt, čia tu gal man daugiau nereikia. Ir ką, prisitaikome ir ok. Taip, dabar nu ką, gal kiek biškutį įprastesnį vaizdą pasidarysime. Taip gal pavadinčiau, ar ne? Pasirinksime. Nežinau, kaip kam patinka, kiti mėgsta labai margą darbastalį. Aš labiau pripratęs, sakykim, prie mėlyno to. Vat, darbastalio. Taip, maždaug pasidarau. Prisitaikome. Taip, lango rėmelį gal kiek tokį padarysime biškutį. Bet taip, tu čia man dirbi.
tokį, nu, kad ryškiau išsiskirtų gal iš to bendro konteksto tokio, ar ne? Pabandysim biškį tokį padaryti ryškesnį. Va dabar jau ganėtinai ryškiai skiriasi, ar ne? Ir vėlgi išsaugome, kadangi, sakykime, užsikrovimo sistemos metu muzikelė tai yra išjungta, mes daleiskim galime ją čia įsijungti vėl. Tai pasileidus kompiuterį mes išgirsime tą įprastą melodiją, ar ne, prisitaikome. Nu, kas liečia dėl screensaverio, užsklaidos ekrano, nu, čia vėlgi kaip kam galbūt patinka. Nu, patį pirmą tokį, ar ne, nusistatome kas kiek maždaug, nu, toliau aš gal nesigilinsiu per daug. Ar ne? Nu, tai vat, sakykime, mes faktiškai sistemą galime ir naudotis, ar ne? Dabar pasilysime, pasižiūrėsime, kas čia pas mus pačiame kompiuteryje darosi, ar ne? Taip, instaliacinį diską mes dabar galime, sakykime, išimti. Taip, diską D, sakykime, atsiformatuoti. Greitas. Ok. Va, gana greitai viskas. Dirba nors ir ant virtualios mašinos, bet dirba, sakyčiau, ganėtinai taip gal ir neblogai, ar ne? Nu, sakykime, šitos mums papkės man čia jos nereikalingos, užgriozina, man daleiskim geriau patinka šoninis, taip kaip yra, sakykime, įprasta, ar ne, visos papkutės. Nu, kas dar čia galima būtų? Nu, daleiskime įsidėgus sistemą, reikalingos, aišku, ir tvarkyklės yra, ar ne, daleiskime. Aš gal čia biškutį greitai įlysiu, pasižiūrėti. Kiekvienas tvarkyklės, galbūt turime savo originalų kompiuterių tvarkyklių diską, arba kas gal naudojasi universalų kažkokį, kaip Sunlab arba Solution driveriniai diskai automatinio dėgymo. Vat matome čia toks, aš dabar pavadysiu, su ženkliuku tokiu geltonu, vat kažkokios tai tvarkyklelės daleiskim trūksta, tas kiekviena gali būti individualiai, čia daugiau mažiau tų ženkliukų, ar ne, dasidėgim tvarkyklės, susidėgim reikiamas programas, nu ir viskas, ir galime nuduotis važiuoti, ar ne, dabar pradinis langas, nu, vat matome irgi viskas yra, nu, kaip čia tą šaškę susitvarkyti, pasimažinti, pasididinti, aš manau, čia jau visi tą žino, vėlgi nesigilinsiu, aš tik tais biškį paspraginu vien dėl to, kad matyti, kad iš tikrųjų, daleiskime, viskas kuo puikiausiai dirba ir be tų slaptažodžių. Sistema, netgi ir virtualioje mašinoje, sakyčiau, gana taip pakenčiamai vardosi. Daleiskim, dabar užsikraunant sistemai, vyresnėme 8.1 Windows, iš karto užsikrauna darbastalės, tą, ką mes dabar matome. Tačiau galima, jeigu kam nors patinka, kad iš karto užsikrautų startinis langas pirminis, ar ne, daleiskime, tai einame įrankių juose pasispaudėme ypatybės, einame į navigaciją ir vat start screen, vat šitoj eilutėje nuėjome varnelę, ar ne, prisitaikome ir ok. Ir dabar, jeigu mes paleisime kompiuterį iš naujo, mums iš karto užsikraus, sakykime, štai šitas langas. Bet jeigu mums yra patogiau, kad iš karto krautųsi, sakykime, darbastalis, vėlgi mes padarome tą pačią manipuliaciją, įrankio jų dešinių klavišėlių, einame į ypatybės, einame į navigaciją, uždedame start screen pirmoje eilutėje start varnelę, prisitaikome, ok. Ir pasileis mums, kaip matome, šitas iš karto darbastalis, ar ne? Taip, kad sakyčiau, gal dėl šito ir tiek, taip, kad, kaip matome, užsikrovė sistema be jokių slaptažodžių, kaip sakiau, lyšno barškinimo tos klaviatūros ir visa kita. Taip, kad sėkmės, jeigu kam padėjo išvengti to slaptažodžio, kuris dažnai tikrai nervina, manyčiau, pabandyti reikėtų. Gal tikrai bus smagiau be to slaptažodžio. Taigi, šiam kartu jau ir, sakykime,
pabaigsiu. Down. Ir viso gero, sėkmės, laimingai.